Sveiki, brangūs žiūrovai ir klausytojai. Šio filmuko fone išgirsite Vidmanto Sakalausko sukurtą muziką, dainas, kurios jau yra įdainuotos į antrąjį CD autorinį komplektą. Iš viso įdainuosiu 66 savo sukurtas dainas į 5 CD komplektus. Štai dabar kaip tik ir girdite iš eilės 2 dainas pagal Onutės Širvinskienės tekstą, tai daina Mamai ir Žydėjimas. Dabar skamba daina Mamai. Štai už lango 21-asis jau įsibėgėjęs amžius, tamsus niūrus ruduo, o čia pas mane pirmame mano namo aukšte yra tikras pavasaris ir saulutė šviečia, nes pas mane Šiauliuose į svečius atvyko žymioji Marijampolės miesto poetė, mano miela draugužė, Marijampolės mokymo centro savininkė, kūrėja, vadovė ir direktorė Ona Čirvinskienė. Šiais 2017 metais spalio mėnesį Onutė išleido savo poezijos knygą rinkinį Mano svaja. Šios knygos pristatymas įvyko šiais 2017 metais, lapkričio 7 dieną Marijampolės kultūros centre, dalyvaujant miesto visuomeniai, kunigams. Renginį vedė Vilniaus miesto Grand pramogų mohikanas, visai Lietuvai ir pasauliui žinomas Vytenis Pauliukaitis. Linkėjimai ko nuoširdžiausiai Šiaulių ir asmeniškai nuo kompozitoriaus Vidmanto Sakalausko. Esi šaunuolis, esi pats geriausias draugas, nes abudu esame su ūsais, be ūsų tautoje. Štai dabar palengva artinamės prie šios nuostabios poezijos knygos. Štai ir ji priglūdusi prie širdies mano jau išleistų 11 muzikinių knygų su 200 kūrinių ir 13 CD pradžiai, kurios jau nuo 2012 metų plačiai skrajoja po šį pasaulį, nešdamos žmonėms džiaugsmą ir šviesą, gėrį kiekvieno žmogaus širdelę. Štai šios nuostabios knygos tekstas ir žodžiai mane išprovokavo kurti muziką, ką sėkmingai ir padariau, sukurdamas 21 dainą Onutės Širvinskienės tekstais. Šias dainas patalpinau į 12, 13, 14, 15 muzikinės knygas. 12 knyga jau yra pristatyta į leidyklą Šiaulių Lucilijus. Šioje knygoje jūs išgirsite 3 dainas pagal Onutės Širvinskienės tekstus, tai Mamai, Žydėjimas ir Vaikystė. Šios dar neišleistos 13, 14, 15 knygos, kurios su savo lietuviškais tekstais ir natomis laukia savo eilės, kada jau galės plačiai išplasnoti kaip kūdikėliai, išnešioti į šį gan keistą ir gan intriguojantį pasaulį. Šiuose gyvose knygose skamba ir skambės tik tai lietuviški tekstai. Štai fone dabar skamba kaip tik Vidmanto Sakalausko ir Onutės daina Žydėjimas. Tačiau mes neleisime, kad mūsų vaikai, anūkai, seneliai, tėvai, proseneliai smerktų už tai, kad mes neišsaugojame savo gimtos kalbos. Tiesa, noriu dar paminėti, kad nuo 13 knygos ir iki 15 knygos Onutei į svečius atkeliaus mano ilgametis draugas, tai įžymusis Panevėžio miesto poetas ir dainininkas Petras Mureika. Jeigu jūs, brangūs žiūrovai ir klausytojai, norėsite išgirsti savitą šio dainininko balsą, žvilgtelėkite YouTube Petras Mureika ir išgirsite jo dainuojamas dainas originaliu ir filminiu savo balso tembru. Dabar keliaujame prie dar visiškai naujos, ką tik išleistos 11 muzikinės knygos, kuri buvo išleista iš karto po Onutės knygos Mano svaja. Ši knyga vadinasi Kaip tave man pavadinti. Dabar norėčiau kreiptis į mielą Onutę.
Kaip jums, Onute, kilo tokia mintis išleisti tokią nuostabią knygą? Papasakokite trumpai apie šios knygos sukūrimo istoriją. Pirmiausia, tai Vidmantas Sakalauskas, kompozitorius garsus gyvenantis Šiauliuose, mane paskatino, kad reikia rašyti gražių, vienu žodžiu, gražių dainų tekstus. Tai rašiau ir jis paskui vieną dieną man parašė, kad išleis knygą, kodėl neišleidai knygos. Tai paėmiau ir išleidau. Ir dabar labai džiaugiuosi, tai surašiau. Ten 22 dainų tekstai yra ir dar labai daug yra įrašyta mano. Jeigu kas nusipirks, tai tikrai pasidžiaugs, nes yra linkėjimai, aforizmai, kur visi gali juos panaudoti, net kunigai sako, mes galim, sakydami pamokslus, panaudoti keletą tavo frazių, kadangi labai gražios iš viso širdies. Viskas yra parašyta apie meilę, apie jūrą, apie vėją, smėlį, kopas, jaunystę ir taip toliau. Žodžiu, daug ten įvairiausių, labai daug yra parašyta apie mamą. Nes mamą mes visi, kaip žinote, mylim ir gerbėm. Tai aš taip ir padariau, ten prirašiau apie mamą. Vieną dainą parašiau dėdei, tėvui pavadinau. Žodžiu, visi labai gražų žodžiai. Mielieji, kas norėtumė dar tos knygos, dar jos yra, galima bus nusipirkti. Ačiū, Onute, labai. Palinkėkime Onutei visi brangų žiūrovai ir klausytojai dar ilgų gyvenimo metų. Daug sveikatos ir dar daug nuostabių ir prasmingų akimirkų šiame dar vis nuostabiame pasaulyje. Mūsų visų gyvenimas yra toks trumpas, tai tik tai blyksnis visatoje. Būkite visi laimingi šiame gyvenime ir darykite tik tai gerus darbus, nes laiko atsukti dar nepavyko niekam. Iki pasimatymo, mielieji žiūrovai ir klausytojai, linkiu jums Onutė Čirvinskienė, Marijampolė ir Vidmantas Sakalauskas, kompozitorius Šiauliai. Būkite laimingi. Viso geriausio iki sekančių susitikimų. Iki.